Sveiki visi. Kągi, turim angarą, nors ir dar po difuzinę plėvelę, bet jau po stogu galim dirbti. Ten sudėta gale viršutinis trikampis jau skarda, nes turėjau. O stogas ir šonai difuzinė plėvelė, bet jau ant galvos nebelyja. Galima eit pažiūrėti šoną, iš galo. Taip atrodo šoną, iš galo, anas šonas irgi uždengtas. Žodžiu, šitie čia tik laikinai kampai, jie bus iš vidinės pusės tarp metalinių stojkių, žodžiu, iš metalo padaryti. Čia tos atramos irgi laikinai, bet jau niekas nejuda, viskas tvirta. Čia, kaip sakiau, turėjau skardą, išėjo lygiai 5 lapai po 2 metrus. Turėjau 6, tai va vienas liko. Žodžiu, taip supjaustėm, kad atraižų liko ten gal 0,2 kvadrato. Žodžiu, pilka spalva. Tai šonus turbūt taip ir dėsim. Pilka, o stogą bandysim gauti kuo šviesesnę skardą, kad kuo mažiau kaitintų. Nes vis tiek skardinis įkaista daug. Na, o plėvelę, kaip minėjau, dėjau dėl to, kad neturiu skardos. Buvo akcija, tai nusipirkau difuzinę plėvelę. Ir aptraukėm visą angarą. Žodžiu, čia tas laikinai, nors ir nieko nefigūruoja, šį galiu išimti. Jis truputėlį spraustas dabar. Viskas laikosi. Įdėta tam, kad jis nieko praktiškai net nelaiko. Žodžiu, dar padarysim sustiprinimui žiemai. Tokį dalyką ant šitų atverčiamas tokio tipo koja, žodžiu. Reikia lėktuvą išvaryti, atvertiam, išvažiuojam, nereikia, užverčiam, bus išbetonuota, gal netgi ant ratukų, ant spiroklių, tam, kad truputėlį įsiveržtų. Nes ferma padaryta, viskas laikos, viskas tvarkoj, bet, na, sakykime, žiemos atveju, jeigu daug sniego, nors vis tiek gal valysiu, bet padarysim čia tokį. Ir dar papildomai sudėsiu tokius brūsus ant kiekvienos gegnės, kad dar stipriau būtų. Na, žodžiu, apie angarą viskas aišku, viskas laikosi, viskas tvirtai. Tema tokia, kad truputėlį padirbėsim prie savo lėktuvą. Padarysim minimalius darbus, tai pirmiausia nusimsim ratus, nušveisim, perdažysim ir pakeisim padangas, nes padangas, matot, plikos, suskirdusios ir visos 3 tokios. Turim naujas padangas, Kabat gamybos, tai čia yra, dabar kiek neklystu, lenkiškos čia, neblogos 4 sluoksnių, bus platesnės ir aukštesnės. Kitaip lėktuvas ir atrodys ir minkščiau važiuos. Po to eis kuro sistemos padavimo, visos šlangės keisis, filtriukai, gal netgi pompa vakuuminė turiu naują. Žodžiu, paskui atbulinį vožtuvą įdėsim, kad kuras nenukristų. Po to eis darbai, durelės perdarysim, bus neminkštos, kaip čia dabar yra. Parodys. Žodžiu, nebus jos tokios makalai. Bus padarytos su kietu rėmeliu ir čia bus amortizatoriukas. Mačiau, yra pasidarę chebra. Žodžiu, nebus jos tokios makaluojančios čia visokios atramos. Žodžiu, šitą reikalą perdarysim. Po to eis stabdžių perdarimas ne ant kojų, bus ant rankenos, ant vairalasdės, nes tikrai nepatogu ant kojų, daug geriau, kai yra ant rankos.
Šiaip stabdžiai geri, viskas tvarkoj. Na, žodžiu, tokias visokias smulkmenas pereisim, peržiūrėsim, kas būtiniausia. Ir truputėlį pakeisim šakį, kad ratukas atsistotų, žodžiu, truputėlį. Dabar nepasuksiu uodegą, nes dabar yra sukimosi šis lygiai su rato šim, žodžiu. Jis labai nenori sukinėtis ant žemės, kol nepradedi važiuoti. Ir toks labai staigiai į kairę arba į dešinę nusisuka, žodžiu, reikia patraukti, kad rato šis būtų nuo sukimosi ašies bent 5 cm, žodžiu. Tos galus nupjausim ir visą šitą trikampį mes paversim taip, kad ašis nueitų ant ten biškį, amortizatorius biškį atsistos šitaip. Jis tada geriau orientuos. Tas pats yra perdaryti ant šito mažylio, nes buvo irgi kaip ašis yra tiesiai. Būdavo irgi tiesiai. Tai labai, žodžiu, kaip pradedi stumtis, jis staigiai susisuka arba į vieną pusę, arba į kitą pusę. O dabar labai gerai orientuojasi. Tai va čia mažylis. Apie jį bus kitas video. Jau matot, biškį padaryta daugiau. Įdėsim naują prietaisą greičio, nes tą, kur nusipirkau, biškį blogai rodo. Gal kokią dieną užmesim sparnus. Truputėlį uodegą perdarim. O dabar darbuojamės prie savo dviviečio. Kaip matot, angaras atrodė nedidelis, bet telpa šitas lėktuvas, telpa mažiukas, skraidyklės vežimėlis, dar antras tilptas, 3 ir 4 ir žoliapjovė ir priekaba. Žodžiu, gavosi 11 ant 7,5. Puikus angaras. Žolę nupurškiam su chemija, turi nudžiūti. Ir po to biškį mes įsilyginsim ją, kaip sakant, su smulkiu kažkokiu žvėriku. Suvešim akmenuką ar kažko tokio. Bet dabar turi viskas nurus, nes jau pradėjo ruduoti. Kągi, kas toliau. Na, žodžiu, darbuojamės. Biškį persidarysim pagal save. Sėdėsim dar vieną prietaisą. Žodžiu, pereisim visus laidynus, visą elektrą, kas priklauso. Ir tokie darbeliai laukia. Kągi, keliamės ant domkrato, imsim ratus lauko, statysimės ant kaladžių ir dirbam toliau. Na, ratukus numovėm, numontavom senas padangas ir pasirodo mūsų naujas padangos. Per visas 3 padangas kilogramų lengvesnės bus už šitas. Sluoksniai tie patys, 4 sluoksnių, čia ir čia, bet šitos dar net stipresnės. Maksimali apkrova ant vienos padangos rašo 230 kg, ant šitų rašė 170. Ir šitas lengvesnis, žodžiu, viena padanga lengvesnė 320 gramų. Tai gausis ant kilogramą praktiškai jau palengvės lėktuvas. Žodžiu, nemontuosim dabar. Imsim senus dažus lauko ir perdažysim normaliai ratlankius iš naujo. Tada sumontuosim ir sudėsim atgal.